Sveiki visi, su jumis Freshintės mokymų administratorius. Šiandien apžiūrėsime puikų kaitiklį, kurį man pristatė geras dūmas. Labai dėkoju, labai dėkoju. Tad štai toks kaitiklis, dual coilas, Protank 3, štai čia viskas, kas eina čia dar lipdukai, visokie viskas tokio. Tada prieikime, darykime ir tai šitą mažulį, pažiūrėkime, kaip jis veikia štai su tokiu mano puikiu SVD modu. Tad prieikime tada prie peržiūros. Atėjo tas laikas, kai aš turiu tai daryti, aš taip šito laukiu visą dieną. Tad reikia man biškį tušinuko pagalbos. Gerai, tada aš įkišiu štai čia, prabraukiam, ir viskas gaunas puikiai. Apiplėšiam šitą viską, štai čia, brutaliai viskas gerai. Ir ką, tada ištraukėme šitą mažylį iš dėžutės, taip paprastai paėmam, biškį, opa. Ir štai, guli šitą mėgančioji gražuolė. Pažiūrim, kas komplekte, kas kaip. O, tėra, vos neiškrito. O kasgi čia? Čiagi nauji kaitinimo elementai. Dieve tu mano, kaip aš jų pasiilgau. Tad kas tada eina į komplektą? Čia yra visiškai šlamštas, ten visoks Kengertech, ten kažkas meniu, ten dar kažkas instrukcijas. Reikime prie pagrindinio mūsų šio vakaro herojaus. Tai čia yra štai toks žiedas. Jis yra šiaip grožį, nieko neduoda patrionis vėti, veikia kaip veikia, tiesiog, kad būtų viskas gražiau ten, jeigu jūs pas jūs baterija kokia kitokia negu modas ten, Spinner Visionas ar dar kažkas. Tad sumontuokime šitą mažulį, pažiūrėkime, ką jis gero turi. Štai čia Protank 3 atrodo kuo puikiausiai. Va, čia yra 2,5 ml talpos tas kaip bakas šitas stiklinis, kurį galima pakeisti be problemų. Štai čia yra bazė ir štai čia toks kaitikliukas gražus, sakyčiau, kurį galima pakeisti dripą, štai čia išėmą galima ten ką nori įstatyti kito. Šis kaitiklis, sakyčiau, gan neblogas, nes dabar štai turi štai tokie skaitinimo elementus, tokie mažiukai, bet čiagi dual coil, tai reiškia, ten yra 2 spiralių, tai reiškia, kad čia labai puikiai ir kad jūs pajusite labai daug dūmų išgaruos iš jūsų burnos, bei pajusite labai puikų kvapą. Tai štai toks kaitikliukas. Čia yra, man atrodo, 1,8, bent jau turi būti. Ir dabar tada įsukime štai šitą, štai čia. Užsukame iki galo, viskas tvirtai laikosi, viskas puikiai. Dabar užsukime štai čia. Užsukam ir štai tai viskas normaliai atrodo. Dabar tada pripilkime skysčio ir pažiūrėkime, ką jis sugeba tokio puikaus, ko kiti negali. Naudosiu savo pagamintą skystį, kadangi pirkt tai daug išeina, kadangi yra buvo nemažai, tad gerai tada. Štai taip įsivėlome skystį brutaliai. Ir ten skysčio buteliukų baigėsi, tad štai čia, kiek čia įpyliau, mililitrą vieną. Dar gal užsukėme štai šitą mažulę, tai vadinama bazė. Užsukam štai čia, viskas puikiai, viskas kaip matote puikiai. Tada dabar duosiu kelias minutės, kad jis prašlaptų visas, būtų vet. Ir pažiūrėsime, ką jis sugebės ant mano štai tokio puikaus iTaste SVD modo. Grįšiu po poros minučių. Ką čia aš, praėjo tos kelias minutės labai greitai špyliau štai čia šitą skystį, kaip matote, skystis puikus. Tad ką, kaip elementas sušlapo, galima dabar išmėginti su štai tokiu mano modu. Čia dabar baterija stovi 3100 mAh, bet pažiūrėkime, ką jis sugeba ant 13 W, štai, 13 rašysi, ką aš. Tad pažiūrėkime. Nesitikėjau, jeigu rimtai. Galvoju, kad Protank kažkiek bus lėdi, bet kai pažiūrėjau štai šitą trečią Protanką, tai sakyčiau, reikės ir man tokį įsigyti. Dūmų skonis nepakartojamas. Tai puikiai tada su štai šitokiu modu 13 W dabar stovi. Jeigu aš lemputė reiškia pilna išvalas, reiškia galime pradėti kiek išėda maksimaliai dūmų šito kaitiklio.
tada dar paskutinį kartą pasidžiaugime šitų mažulių ir tada baigsime šitą video. Dar kartelį. Aš įsimylėjau. Sorry, panas, aš su juo draugausiu. Tad ką, dėkui visiems labai už peržiūrą. Įkelsiu į šitą video ir dar štai šitą video mano kanale pamatysit, kurį man pristatėte geras dūmas, labai jam dėkui. Labai dėkui geram dūmai, aš čia labai myliu. Tad pirkit pas juos, taip pat kaipės pas mane, galite skirti štai tokias puikias prekes, šitą galite skirti už 70 litų, štai šitą už 220, jeigu neklystu. Pasitikslinkite www.gerasdūmas.lt ir štai, kad siūlyčiau pirkti, tikrai nepasigailėsite ir tai yra papildomas kaitinimo elementas dėžutei. Štai čia. Maža ką sugestat, nebijokite, iškart pakeiskite ir viskas bus kaip nauja. Tad paskutinį kartelį ir atsisveikinsiu viskas po labai. Puikus dalykas. Kamerą pataisysim biškį. Tad su jumis buvo Fresh and Taste Smoke ir pristačiau jums Kenger Tech Pro Tank 3. Ne mini, bet normalų, senesnį old schoolinį, kuris tikrai paduoda štai tokį garo, tiek skonio, tiek dūmų daug. Taip pat yra nauji kaitinimo elementai, kurie padės jums pajusti viską tai pilnai, kad jūsų burna tiesiog dėtų dar. Nes aš tikrai šitą noriu, tai kad tikriausiai šitą naktį bus man. Tad dar kartą aš padėkoti jums už peržiūrą šitą video. Laikinkit, komentuokit, subscribinkit, jūsų komentai man labai daug reiškia, bandau pasitaisyti, jeigu kažkas blogai pasakys man tada iš karto. Vienas jūsų subscribas, vienas prideda iš video išėjimo greitį, tad kuo daugiau subscribų, tuo greičiau video išeidinės, kaip matote, jau nemažai jų apžiūrėjau, ir Nautilus mini, ir Nautilus normalų, ir Spinner Vision, ir Tank Mega, ir modą VAMO V5, ir modą SVD, Taste SVD, štai šitą modą, dar gal apžiūrėsiu štai šitą SID modą, kuris dabar stovi salono yra tankų. Gan neblogai. Tad visiems dar dėkoju už peržiūrą. Su jumis buvo Fresh and Taste Smoke. Kreipkitės į Facebooko svetainę Fresh and Taste Smoke. Viso gero.